Sveiki, esu komentatorius Vaidas Čeponis ir grįžtu su svarbiausių krepšinio rungtynių prognozėmis ir analize. Kągi, ketvirtadienį mūsų laukia bekompromisis Stambulo derbis Eurolygoje, Anadolu Efes prieš Fenerbahčę. Nors pastaruoju metu Anadolu Efes komanda krito į duobę, patyrė 3 pralaimėjimus iš eilės, dažniausiai šių komandų mūšiai būna labai atkaklus. Na, o Fenerbahčė atėjus Jasikevičiui tiesiog ant bangos šluoja visus varžovus nuo kelio, 3 pergalės paeiliui Eurolygoje. Na ir tikrai labai pagerėjo prieš Aro komandos gynybą. Per tas 3 rungtynes Eurolygoje komanda praleidžia vidutiniškai tik 78 taškus. Manau, veikia ir naujo trenerio efektas. Na, o Anadolu Efes, anksčiau jau minėjau, be Micičiaus, tai yra silpnesnė kito kalibro komanda. Apmiręs atrodo Vilas Klaiburnas, renka tik po 11,5 taško, 3 taškius meta 20% taiklumu. Na ir Anadolu Efes silpnybė yra tragiška gynyba, tik 16 vieta pagal praleidžiamus taškus, leidžia varžovams įmesti net po 87. Tačiau manau, kad Fenerbahčei varžovo aikštėje lengva tikrai nebus. Manau, kad komandos kaposis iki paskutinės minutės, gal iki paskutinių sekundžių ir vis dėlto prognozuoju, kad Fenerbahčė išplėš pergalę kokių 2-3 maždaug taškų skirtumų. Ketvirtadienį visi nekantriai lauksime Kauno Žalgirio ir Tel Avivo Maccabi akistatos. Žalgiriečiai pateko į nesėkmių ruožą Eurolygoje, 5 pralaimėjimai iš eilės. Šį sezoną labai daug mačų kauniečiai pralaimėjo per plauką paskutinėmis minutėmis ar paskutinėmis sekundėmis. Na ir reikia tikėti, kad pralaimėjimų serija vis dėlto nutrūks. Maccabi galinga, bet yra įveikiama komanda. Banguotai žaidžia pastaruoju metu Izraelio klubas. Neseniai nusileido Belgrado Crvenai Zvezdai. Na ir paskutiniu metu labai pablogėjo Maccabi komandos gynyba, 98 taškai praleisti su Crvena Zvezda, 100 su Bolonijos Virtus, 91 su outsideriu Vilerbano Asvel. Tai yra puolime labai talentinga komanda, pagal pelnomus taškus yra antra Eurolygoje. Tačiau pagal gynybos rodiklius Maccabi yra prieš paskutinėje pozicijoje ir Žalgiris, aš manau, tą pasistengs išnaudoti ir tai pavyks padaryti žalgiriečiams. Na, o gynyboje svarbiausia pristabdyti Lorenzo Brauną ir Veidą Baldviną, kurie renka liūto dalį komandos taškų. Aišku, jie gal susirinks savo vidurkius, tačiau pasistengti reikia uždaryti kitus krepšininkus, juos priversti atakuoti komandos lyderius iš nepatogių padėčių. Na ir Žalgirio dar pranašumas, kad daugiau turi metikų. Mes pagal 3 taškius vieni lyderių Eurolygoje, Maccabi yra vieni outsiderių. Taigi manau, kad savo žiūrovų akivaizdoje pagaliau žalgiriečiai padovano savo sirgaliams pergalę po, manau, dramatiškos kovos 3-4-5 taškų persvarą. Penktadienį Eurolygoje, manau, vyks dar vienas intriguojantis mūšis. Monako su Donatu Motiejūnu priims Barceloną, kuriai atstovauja Rokas Jakubaitis. Barsa vargais negalais palaužė Žalgirį, bet iki tol nuolat klupinėjo tiek Eurolygoje, tiek Ispanijos čempionate, kur ne per seniausiai namie nusileido labai kukliai Manresos ekipai. Akivaizdžiai Barcelona turi problemų. Jų turi ir Monako komanda. Neseniai namie tiesiog iš rankų išleido pergalę rungtynėse su Atėnų Panathinaikos komanda. Monako skiriasi nuo praėjusio sezono tuo aspektu, kad kiek geriau ginasi, bet šiek tiek silpniau puola. Aš manau, kad labai sunkiai nuspėjamos rungtynės. Na, spėju, kad vis dėlto Monako savo aikštėje įveiks Ispanijos milžiną. Na, įveiks irgi po dramatiškos kovos, mano nuojauta, 5-6 maždaug taškais. Šeštadienį Citadelė KMT taurės turnyro rungtynėse
Vilniaus Wolves kovos su Kauno Žalgiriu. Na ir rungtynės vyks ne Vilniuje, o Kėdainiuose. Manau, kad tai yra į naudą Žalgiriui. Tiesa, tikėtina, kad kauniečiai bus pavargę po ketvirtadienio rungtynių su Maccabi. Priminsiu, jog akistata su Vilkais jau yra šeštadienį. Kita vertus, jau labai ilgai iš duobės nesugeba išsiropšti Kęstučio Kemzūros auklėtiniai. Iki dvikovos su Bešiktaš jie buvo 4 kartus paeiliui pralaimėję Europos taurės turnyre, 3 kartų iš eilės LKL pirmenybėse. Atrodo, tiesiog komandos žaidėjai visiškai psichologiškai palūžę, nėra lyderio. Tiesa, daug kas priklausys nuo to, ar rungtyniaus jau Rašidas Saleimonas, kuris turėtų artimiausių metų grįžti į aikštę. Na, tiesa, jeigu grįžtis, ko gero nebus dar labai geros sportinės formos ir vis dėlto žalgiriečiai, nors jos galbūt kankins ir nuovargis, turėtų gana užtikrintai įveikti Wolves klubą, tačiau maždaug 10-12 taškų skirtum. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Ačiū už dėmesį ir atsisveikinu iki kito karto.